Sveiki visi, atradę Šveicarijos lietuvių profesionalų sambūrio IT mokymų skiltį. Aš esu Evelina Rimkutė, šio jau minėto sambūrio įkūrėja bei vadovė. Kartu su iniciatyvinė grupe norime su bendruomenė dalinti žiniomis, kurias patys labai dažnai naudojame kasdieninėje veikloje. Prieš pradedant pačius mokymus, jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie Šveicarijos lietuvių profesionalų sambūrį ar net mūsų bendruomenę, kviečiame apsilankyti tinklalapyje www.lietuviai.ch. Šios dienos tema, kurią aš jums noriu pristatyti, yra failų dalymasis ir saugojimas. Tikiuosi, kad po šio video be didelių pastangų ir be didelių svarstymų žinosite, kaip siųsti ne failą, o nuorodą į jį, kur saugoti savo dokumentus ir nuotraukas, nepriklausomai nuo to, ar naudojatės iPhone ar Android'u, ir kaip pasiekti jūsų duomenis iš ten, iš kur jums patogu, iš bet kurio įrenginio, su kuriuo prisijungiate prie interneto. Taigi, šiandien yra du produktai, kuriuos aš jums noriu pristatyti ir kuriuos iš tiesų naudoju pati. Tai vienas iš jų yra Microsoft OneDrive'as, o kitas yra Google Drive'as. Kaip matote, pavadinimai labai nesiskiria, tad ir programėlių naudojimo principas yra panašus. OneDrive yra Microsoft produktas, siūlomas šios korporacijos. Iš mano patirties šį produktą dažniausiai renkasi tie, kurie naudoja iPhone sistemėje, mobilųjį telefoną, arba kurie naudoja ne Gmail elektroninį paštą. Pavyzdžiui, Hotmail, Microsoft arba kokį nors jūsų interneto providerių siūlomą. Google savo ruožtu siūlo produktą Drive, kuris yra integruotas į visus kitus Google produktus. Jis yra patogus tiem, kas naudojasi Android ir Google, kadangi su tuo pačiu prisijungimu, su tuo pačiu accountu galima pasiekti tiek paštą, tiek prisijungti į telefoną, tiek rasti visą informaciją Google Drive. Microsoft savo ruožtu yra susijęta su Windows'ais, tai jeigu turite Windows'us 11, OneDrive tikrai bus turbūt instaliuotas ir pasiūlytas jums naudoti. Aš pati naudoju abu. Google Drive aš naudoju dokumentų saugojimui, paštui, nuotraukoms, o Microsoft Drive yra toks didesnis archyvas ilgalaikiam dokumentų saugojimui, archyvavimui, kuriuo aš galbūt mažiau naudoju kasdien. Man yra patogiau dalintis Google su mano kolegomis, su mano būreliais, o Microsoft yra skirtas jau labiau asmeninėms nuotraukoms, bet čia yra bent jau mano pasirinkimas. Taigi, trumpai teorijos tiek, noriu parodyti keletą demo, kaip šitas aplikacijas galite naudoti. Taigi, pradėkime nuo OneDrive. OneDrive yra ne kas kita, kaip jau jūsų kompiuteryje, jeigu naudojate Windows'us, instaliuota programėlė. Jinai turi ženkliuką va šitokio klaudo, iš kur visą laiką galite atpažinti, kad esate OneDrive, nes kitu atveju jums kompiuteryje beveik nesijaučia, ar naudojate savo failus, kaip pavyzdžiui dokumentus. Documents in English, dokumentai lietuviškai, aš kaip matote, naudoju vokiškus Windows'us. Lygiai tokia pačiu navigacijos principu, OneDrive'as atsiras jūsų kompiuteryje, kur galite matyti savo dokumentus. Tarp šitų katalogų galite kelti failus, naviguoti. Pavyzdžiui, aš turiu sukūrusi demo folderį, kurį paspausiu 2 kartus, kaip normaliuose Windows'uose. Pilnai galiu matyti failus, galiu juos rūšiuoti, kurti naujus, įkelti. Ir jie yra išsaugoti duomenys, yra matomi mano kompiuteryje, bet jie yra išsaugoti debesyje. Tad vadinasi, prisijungusiu savo vartotojų iš savo mobilaus telefono arba iš kito kompiuterio matysiu lygiai tuos pačius failus.
Dėl to OneDrive yra mano pasirinkimas ilgalaikiai failų saugyklai. Jeigu dirbu su daugiau žmonių, aš galiu šitais failais su jais pasidalinti, įsirinkusi norimą folderį, tiesiog paspaudžiu su dešiniu klavišu, Freigabe, pasidalimas, share ir galiu nurodyti žmogaus emailą, kurį norėčiau pakviesti, pamatyti mano sukurtą informaciją. Pažiūrim, ar aš galėčiau savo išsiųsti. Taip, aš galiu nusiųsti mailą, pažiūrėk. Ir žmogus, šiuo atveju aš gaus laišką su nuoroda į šitą katalogą ir turės teisę su šituo išsiųsto mailu jį pamatyti. Arba kitas variantas, aš tiesiog galiu spausti share ir nukopijuoti linką, nusikopijuoti nuorodą į e-mailą ir žmogus, kuriam nusiųsite, aišku, pasakykite, kodėl siunčiate, ko pasidalinote, prieis prie šitų duomenų. Taigi tokiu atveju ši čia yra funkcija gelbėjanti jūs nuo didelių nuotraukų, nuo didelių muzikų, nuo didelių filmukų siuntimų. Visą galite sukelti savo OneDrive'ą ir pasidalinti su auditorija, kuriai ši informacija gali būti įdomi. Kaip minėjau, jeigu mokate naudotis Windows'ais, OneDrive'o naudojimas jų nesukels jokių niuansų, kadangi failai yra keliami tarp aplankų lygiai taip pat, kaip kad jūs keltumėte Windows'us. Tai, tarkim, aš turiu skrajutę PDF katalogė tekstas, aš galiu pasirinkti kopiren, galiu perėti į aplanką dalymusi ir jį įkelti, paste, įkopijuoti. Viskas. Taip viskas paprastai veikia. Ir dar trumpai apie kainas. Matote su Microsoft tinklalapyje, kur visuomet galite pasitikrinti paskiausią informaciją. Jeigu naudojate Microsoft produktus, kad ir Home Microsoft 365, OneDrive'as yra įtrauktas į šitą produktą, jis jums papildomai nieko nekainuoja ir tuo pačiu galite gauti 5 GB vietos, kurį galite naudoti duomenims. Į kitus planus detaliai nesileisiu, priklausomai nuo jūsų ir jūsų organizacijos poreikių. Toliau norėčiau trumpai parodyti, kaip naudoju ir kuo gali būti naudingas Google Drive, kuris yra susietas su Android mobilia aplikacija, mobiliuoju telefonu arba jūsų Gmail paštu. Kaip matote ekrane, aš esu atsidariusi vieną iš emailų, Gmail, ir kiekvienas Google produktas, kurį atsidarote internete, jeigu nueisite į kairę į Google Apps'us, turi didelį pasirinkimą įvairių programėlių, kurias galite naudoti kartu su Gmail paskyra. Paštas, YouTube'as, nuotraukos, susitikimai, dokumentai, Excelis. Didžioji dalis tai yra alternatyvos Microsoft produktams. Jos beje taip pat yra bent jau man patogesnės instaliuoti mano mobiliajame telefone, bet jeigu reikia dirbti su dokumentais, aš dažniausiai renkuosi Google produktus. Bet šiandien kalbėsime apie Drive, kurį galite rasti tarp Google programėlių, paspaudę ant Drive, jis tiesiog atsidaro. Paprastas, ne? Tai yra kitoks naršymo būdas negu Windows'uose, viskas vyksta pašto pavidalu, tai tiem, kas naudojasi Gmail paštas, gali atrodyti panašu. Viskas vyksta internete, norintis gali parsisiųsti Google Apps'ą ir į kompiuterį. Aš pati to nedarau, kadangi esu įpratusi naudotis internetinę versiją. Ir kaip veikia Google Drive? Tokiu pačiu principu, panašiai kaip ir Windows'uose, galite susikurti folderį, demo, įkelti failus į tą folderį ir jeigu norite su kažkuo pasidalinti, yra mygtukas share ir turite kaip ir per OneDrive pasirinkimus. Arba jūs galite pakviesti žmogų paštu, pažiūrėk. Šitas pakvietimas žmogus formos nuorodą ir pagal pasirinktą emailą suteiks teisės pamatyti šitame folderį išsaugotą informaciją. Alternatyviai galite gauti copy link, nukopijuoti nuorodą, kurią žmogus paspaudęs galės šitą failą atsidaryti.
Matote, atsidarė gražus mūsų sambūrio logo. Google Drive yra patogiai sujungtas su Google pašto produktais ir jisai leidžia greitai išsaugoti informaciją, kurią čia matote iš paties pašto, įkelti iš kompiuterio. Tarkim, pavyzdžiui, jeigu norėčiau įkelti skaidres, kurią šiandieną rodžiau, aš tiesiog atsidariau savo Windows'ų dokumentų katalogą ir tiesiog šitą failą nutempiu, jisai įkeltas ir gražiai atsigula šitoje lentynėlėje, pasiruošta dalintis. Google kainos Google Drive'o yra šiek tiek kitokios. Basic planas prasideda nuo 2, tiksliau Basic planas yra 2 frankai per mėnesį, už kurį gaunate 100 GB vietos ir tai yra 100 GB nuotraukom, dokumentams ir paštui. Dėl to aš pati kombinuoju OneDrive dideliem ilgalaikiam archyvavimui, didelių failų, o Google Drive'as yra mano einamosios nuotraukos, mano laiškai, darbiniai dokumentai, su kuriais dirbu kartu su komanda. Taigi, šiandieną tiek trumpai apie IT žinių pasidalymą, kaip saugoti ir naudoti failus Microsoft, OneDrive ir Google Drive sistemose. Visos iniciatyvinės komandos vardu linkiu gero naudojimo. Geros dienos.